darbo metu turbūt gėrėt. Su kuo gėrėt? Aš nieko negėriau, tik biškį išgėriau. Ir kasiau sniegą ir mane nutrenkė. Su ta sąlyga, kad mane nutrenkė, sakau, nebekasi sniego ir žiūriu javą. Aš tą javą pasiskolinau biškį, nes biškį pasivažinėt norėjau, nes išgėręs bižau ir draskiausi ir sustabdė mane, aš sustojau viską, sustojau tvarkingai, posikiukas, parodžiau viską, klausiau viską, daugiau aš nieko neprisimenu. Prisimenu, man davė su bananu biškį, bet čia nesvarbu čia. Juozai, kiek jūs išgėrė? Kiek aš, išgėriau biškį degtinėlės, porą litriukų, tokių stapaniukų, puslitriukų buvau, ir alaus biškį įgėriau, alaus nedaug, aš mėgstu užsigerti degtinėlę su alum, todėl biškį ir įgėriau. Su kuo gėrėt, gal tos draugus atsimenat? Ai, draugus, tai žinok, aš nepažįstu jų. Pirmą kartą prisirašymas toks buvo biški, jau antras, bet pirmas tik prisirašymas. Tai pirmą kartą prisirašė? Taip, jau antras prisirašymas, bet... Tai jūs antrą kartą prisirašėt? Ne, pirmą kartą. Pirmą tai nebuvo prisirašymo. Biški įgėrėm, dabar su tais nepažįstu aš jų, tik tai sako, prisirašymas toks. Viskas, aš nebegalvoju, kad man teks sėsti už vairo. Mane dar išsiuntė darbininkas, sako, eik pakas sniegu ten nuo laukūno, sakau, ką aš ten biškai pakas. Per šventės? Taip, mane visą laiką, mane ir pasamdė. Ir per Velykas? Taip, aš... Bet dabar Kalėdas? Taip, aš visą laiką vasarą sniegą mėgstu kasti. Juozai, ar jūs labai gailitės? Aš gailiuosi labai, man sužinos dabar mama infarktą gaus, aš tai policijai neturiu reikalų turėjęs, tik tais buvo mano Belarusė išlaidė dizeliną kažkokie. Gerai, Juozai, gerai, ačiū. Jūs laisvas? Prašom. O man jav, ten aš palikau. Javas nebegauti. Šiupelį atgauti. Oi, atsiprašau. Einam. Jūs galite išeiti, jūs laisvas. Tenai yra jūsų šiupelis. Einam, Juozai. Tai jūsų šiupelis. Jums nereik nukasti, aš galiu už 20 centų. Juozai, ne, ačiū, nereikia. Gerai, viso gero. Viso gero, Juozai. Nusileido ir vos pataikiau į duris. Man motina pasakė, aš tavęs taip laukiu.